įgeria pempės to tirpsnio vandens, kiek jos turi gyvybės. Beržų sula, kliovų sula, ar panaudojote to vandens, reiškia, iš augalų. Tai yra pats nuostabiausias vanduo, kurį dovanoja gamta. O aišku, žmogus kuria, tai vėlgi yra jau, kaip įsikiša žmogus, yra daug gerų dalykų ir blogų dalykų. Kaip sako, Dievas sukūrė maistą, o velnias kulinariją. Tai aš šiandien apie kulinariją tikrai nekalbėsiu, nes kulinarija yra jau velniukų išmislas. O kas yra kūrinijoje paduota, gamtoje, tai yra Dievo maistas. Ir mes sakome, dažniausiai taip ir sakome, mes einame į Dievo sodą žoliauti. Į Dievo sodą. Kodėl į Dievo sodą, į kūrėjo sodą? Dėl to, kad ne žmogus sodino, o kūrėjas gamtoje. Paukšteliai sėklas išnešiojo vėjas. Ir aš šiandien jums atvežiau augalo paragauti, galbūt jūs ir net jo neragavę, o gal ir ragavę ir labai žinote. Čia yra meškinis česnakas, rusiškai čerepša. Jis yra labai panašus į konvalijos lapai, kaip matote, va, net gali sumaišyti gamtoje. Jo yra tokie dideli prie Kauno. Jūs visi dabar paragausite. Pavasarinis augalas, kuris yra labai vertingas kaip kraujo valytojas. Net nuo 28 parazitų, kuriuos sunaikina meškinis česnakas mūsų organizme. Tai yra jau ištyrinėta mokslo, įrodyta, jau nebereikia nieko čia įrodinėti. Ir jūs galite va dabar po vieną lapuką paimkite, susisukite ir manęs klausydami kramtykite, neskubėkite jo suvalgyti, tiesiog mėgaukitės, nekitės burnoje, kad jis prasidėtų jau jums virškinimas jo. Ir jeigu turit burnoje kokią žaizdelę ar kokį trupučiuką uždegimą, tai labai puikiai pagalba. Labai greita pagalba, greit užgyja žaizdos. Bet jis tik pavasarį, paskui ne? Ne, paskui ne pavasarį, o po to iki žydėjimo. Jisai jau gegužį žydės ir jau paskui jisai nukeliauja į svogūnėlį. Jis yra svogūninis augalas, yra mėnulio augalas, jisai auga naktį. Augalai yra dieniniai ir naktiniai, saulės arba mėnulio. Ir meškinis česnakas yra priskiriamas mėnulio augalui. Va, o po to, kaip jūs jau žinosit, augalai, kurie saulei, kurie mėnuliui priklauso, jūs atitikmenį savo organizme ir savo organam galėsite padėti, nes mūsų yra kaip kurie organai dieniniai, kaip kurie naktiniai. Va, ir kurie dirba naktį, pavyzdžiui, mes žinome, kad kepenys taip yra naktinės, yra plonosios žarnynas, kada vyksta įsisavinimas, yra naktiniai organai ir tada va, naktiniai augalai yra puikiai pagalba. Kraujui valyti tai yra numeris 1. Ir čia dabar meškinių česnakų vadinama dėl to, kad iš po žiemos miego meška, kai neėda visą žiemą miega, jinai prabudus, pirmiausiai ieško meškinio česnako ir jo tada 3-4 dienas vien tik tai ėda meškinį česnaką ir šitaip išsivalo organizmo po žiemos savo miego žarnyne nuo visų parazitų. Ir jeigu jūs pirmą kartą, kas valgysite, jeigu daugiau pavalgytumėt keletą saujų, irgi gali būti viduriavimas, valymasis natūralus. Ir, pavyzdžiui, kaip aš prieš kokią turbūt 15 metų pirmą kartą sužinojau apie meškinį česnaką Jonos Konsmano dėka, tai mes kaip prisivalgėm, man tai labai jisai skanus, tai aš viduriavau visą savaitę, aš galvoju, čia man galas bus jau dabar. Bet paskui man viską paaiškino, tiesiog pirminis organizmo toks buvo sureagavimas, tiesiog valėsi, išsivalė ir paskui viskas tvarkoje. O taip pasidarau aš vaistų, reiškia tinktūros ištrauką galima pasidaryti susmulkinus užpylus degtinę, 10-15 lašų naudoti į stiklinę vandens 2-3 kartus dienoje, turint problemas kaip kurias. O jeigu ne su alkoholiu, tada reiktų pavalgyti va dabar sočiai. Ir aš dabar 4 dienos, kaip dedu receptus, su avokadu labai skanu, su burokėliu. Aš dabar pas jūs atvažiuodama raugintų burokėlių, va su meškiniu česnaku ir ridikėliu ir va karštą bulvę. Tai papietavau šitai pietus, nes šiandien yra didysis trečiadienis, mes apie tai pasikalbėsime apie kančios savaitę. Va, ir šiandien nereiktų valgyti pieniškų produktų, didįjį trečiadienį mūsų senoliai nevalgydavo pieniškų produktų, tai va labai tinka va tokie va visokie žalumynai ir mes šiandien pienišką produktą augalinį turėsime, grikių, daigintų grikių pieną gersime, kuris tinka didįjį trečiadienį gerti. Tai dabar siunčiu aš jums šitą lėkštę, jūs va taip susisukite ir mėgaukitės va šito meškinių česnakų.
Ir jį žinokite, kad jis yra Raudonojoje knygoje. Aš apie jį labai daug kalbėti negaliu ir jo reklamuoti, kad jo ten yra miškuose, negalėčiau. Bet kas turite nuosavus miškus, pamiškės, pievas, tai galima rinkti. Man dabar parašė iš Norvegijos moteris, kuri nusipirko sėklų, pasisėjo ir jie nedygsta. Iš sėklų jūs irgi rasite sėklų parduotuvėje, meškinis česnakas. Labai sunkiai dygsta, labai. Jeigu jūs draugų turėtumėt, kas turi to meškinio česnako, jums svoguniukų, žinot, aš irgi vakar pakasiau svoguniukų, atvežiau savo bendruomenį ir jie pasisodino. Tada labai puikiai prigyja svoguniukai. O taip iš sėklų labai sunkiai. Labai sunkiai. Didelės augimvietės yra apie Kauną, apie Prienus, labai daug Lietuvoje. Mūsų Žolinčių akademija dalyvavo daug metų akcijoje, Plonimkim Raudonąją knygą. Mes virš 40 augimviečių Lietuvoje įveisėm meškinio česnako. Virš 40 augimviečių ir jau Klausučių kaime yra, pavyzdžiui, visi skardžiai apaugę, labai patiko, įsitvirtino, jau ten gali eiti žoliauti visas kaimas, jau gali pilnai valgyti, jau tiek įveisime. Galbūt ateis laikas, kad jis nebus Raudonoje knygoje Lietuvoje. Pavyzdžiui, Šveicarijoje pilna yra turguje ir gali pirkti, nėra jokio Raudonoje knygoje. Vokietijoje turgus kvepia meškinių česnakų. Austrijoje taip pat kvepia meškinių česnakų šiuo metu turguje. Tai mano svajonė, kad mūsų Lietuvos turguose atėjus balandžio mėnesyje turgus kvepėtų meškinių česnakų ir kad mes jo turėtumėm su leidimu, o ne pasislėpę, ten bijoti, kad mus nepagautų, kad mes reiškia Raudonoje knygoje, kas yra negalima prekiauti, tik gali iš savo daržų. O savo daržė sunkiai augs. Jis yra laukinis augalas, mėgsta humusingą žemę ir šlapę. Ypatingai prie pievų užliejamas, kur yra, tai labai yra daug. Ne, tai aš tik papasakojau, kaip gali būti, kai mes suvalgome labai didelį krepšį ir visą dieną. O dabar mes mėgaujamės, pavyzdžiui, pas mane buvo, aš gomurį paėmiau per karšto maisto, buvau atpratus nuo šilto maisto, tiesiog išgėriau, nusideginau gomurį ir labai man nuskaudėjo. Aš vakar visą dieną, tai palaikau burnoje, suseiliu ir laikau burnoje. Tai man užgydė, jau užtraukė žaizdą. Jau čia man kaip asmeniškai. O taip tai žmonės, kurie turi tikrai problemas ir ar kojus turėjo problemas, tai mes tuos lapukus susmulkinom, dėjom kaip kompresą. Tai antivirusinis prieš uždegiminis, aišku. Ir viskas vyko, sveikimas puikiai. Tai meškinio česnako jūs galite užsiraukti kaip kopūstus, turėti raugintus, nes jisai džiovintas praranda gydomas savybės. Jeigu mes visą šaldytas, jisai nelabai, žinai, kur panaudosi. Bet dabar aš jums galiu pasakyti iš praktikos tokį savo receptą. Reiškia, aš ją susimalu su mėsmale, arba geriausiai su mėsmale, šitos lapus susimaliu, turi tokią pastą. Ir tada tą pastą aš į mažus pokelius užsišaldau, iškart sumaltą. Jeigu lapus sušaldai, po to nėra kaip panaudoti, jisai toks, neina jį pritaikyti. O kai turi masę, ir pavyzdžiui, jūs darote daržovių troškinį, pasidarė daržovių troškinį, ir jau jūs išėmėt nebeverdate, tai tada įbaigianti troškintis troškinį įdedate to sumalto meškinio česnako. Fantastika. Pavyzdžiui, bulvės, išsikepėt orkaitėj bulvės, ir turi to sumalto česnako. Tada jūs paberėte biškį druskytės, trupučiuką paalijuojate, jeigu aliejų naudojate, arba lydytą sviestą gy paimate, šiltą gy sviestą ir tą sumaltą meškinį česnaką sumaišot su sviestu. Ir jūs turite meškinio česnako žalią sviestą, labai gardų. Ir ant naminės duonos užsitepate ir jūsų puikus yra tokie pusryčiai. Ir sakau, turiu vieną žmogų, kuriam nebereikėjo šuntuoti širdies, jam susitvarkė, net kraujagyslės, ir tai rasite knygose. Bet labai naudojo. Jisai, reiškia, naudojo su konjaku, reiškia, išpylė su konjaku, bet gėrė lašiukais, 20 lašiukų, ten 2-3 kart dienoj, tokį ekstraktą naudojo, ištrauką tokią. Bet galite naudoti, kaip sakau, pastą tokią pasidarė ir turėti. Džiovintas neturės tiek įdomų savybių. Dėl to norėjau pasisveikinti šiandien su jumis per meškinį česnaką, nes tai yra pirma tokia vaistinė žolė, išželdinta iš motinos žemės. Ir aš rinkdama iš tikrųjų daug meldžiausi ir dėkojau motinai žemei už šitą padovanotą žolę. Aišku, mes jau turbūt žolyčių jūs irgi jau gal rinkote, ir dilgėlės, ir garšvos, ir žliugės jau, ir kiaupinės lapelių yra pilnai valias.
ir turbūt jau pumpuriavote, ir pumpurų jau prisivalgėte, ir daržų pumpurų, ir klevo pumpurų, ir aviečių pumpurų, gervuogių pumpurų. Tai va čia yra didžiulė, jeigu kalbant apie mitybą, pagalba pavasarį. Pumpuruose yra labai stipri jėga. Ir gemoterapija vadinasi pumpurų mokslas, jis yra naujas, ateina į Lietuvą, vis plačiau apie jį kalbama yra, apie šitą mokslą, gemoterapiją. Ir labai linkėčiau jums pasirinkti beržų pumpurų. Labai lengvai jie pasirenka, jūs tiesiog pagenite medelius, surišate šluočiukės ir džiovinate šluoteles. Jūs nerinkite ten po vieną tą, žinote, pumpuriuką. Aš kaip irgi nežinojau, po vieną mes su vyru visą dieną stiklinę prisirinkom ten, aš kaime, mano kaimas prie jūros Karkliai, nu ir aš jau ten į savo mišką ir vienas pumpuriukas tau, vienas man, žinai, visą dieną mudu, vieną stiklinę pumpurų. Sakom, tai kokia čia ta išeiga ir kiek čia reikia, žinai, to laiko praleisti, kad pasirinkti. Paskui randu paaiškinimą, kad reikia berželius, va visi kerta juos, ne, kirtimai yra. Ir tiesiog nereikia taip, nu, kad reikia nueiti pas girininką, kur yra kirs, genies, ir tada tų šakelių prisikarpai su sekatoriu, suriši iš šluoteles ir padžiauni. Padžiauni palėpėje ir jos tegu ten sau džiūsta. Tada jas numelži, sudžiūvo tie pumpurai, pasitiesi paklodę ir numelži. Ir tada ta stiklinė, tai geras toj pat vat, yra, o taip tai va po vieną tą pumpuriuką, tai čia labai ilgas. Jo mes vadiname taip numelžti, nubraukti, va taip, nu aš kai žemaitį galbūt naudosiu daugiau tokių senų žodžių, gal nebenaudojam, nes man labai norisi juos prikelt gyvenimui. Tai linkiu beržų pumpurų, taip va pasirinkti. Dabar ką su jais gaminti, ką daryti? Galite aliejų pasidaryti, pumpurų. Irgi labai gerai tada vat, ir patepti, ir iš vidaus, ir kokį išgerti 20 tenai lašiukų nedaug į vidų. Galite maistą praturtinti. Aš, pavyzdžiui, kai plakuosiu kokteilius, aš įdedu kelis pumpuriukus. Ir beržas tai iš vis yra, visas beržas labai turi daug įdomų savybių, pradedant nuo sulos, paskui pumpurų, paskui žievė, mediena, lapai. Tai kiekviena dalelė berželio yra labai gyvybinga ir labai vaistinga. Ir jeigu jūs berželio naudotumėtės, vien berželio, labai daug savo pritaikytumėt reikmėm. Vat beržų pumpurai jau uždegimo, jau ne, ar gastritas koks, ar ten viduj negerumas. Ir pastiprinti beržų pumpurai. Beržų sulą pagėrėt, jau pašvarinot kraują. Kraują pašvarinot, susitvarkė oda. Anot Eugenijos Šimkūnaitės, kaip yra užrašyta, jeigu žmonės sergantys odos ligomis, nuskarė, nuplyšę, kaip jinai va, taip vaizdinga kalba užrašyta yra, jie panaudotų kiekvieną pavasarį beržų sulos, kokias 2 savaitės, kiekvieną dieną, po keletą stiklinių, ten 2-3 stiklinės, o ne ten vieną kartą, jie turėtų neblogų rezultatų odai. Kadangi aš dirbau daug metų odos ligoninėje ir ypatingai odos ligas sergantis turintys žmonės, psoriazą, neurodermitą, tai puikiai pagalba būtų beržų sulos atsigėrimas. Ir pas mus dabar bus stovykla, balandžio 17 aš užšaldžiau sulą, dabar jinai yra užšaldyta kameroje, tai dar tenai keičiasi struktūra. Ir mes 3 dienas gersim tik beržų sulą, į kurią bus trupučiuką įplakta žolelių kokių tai. Ir 3 dienas tai labai puikus irgi yra rezultatai. Žmonės, kurie turi odos problemas, 3 dienas pabuvę, tai jie, kaip jūs čia akių programoje, yra tikrai darbas iš vidaus vyksta ląstelių lygmenį ir yra neblogi rezultatai. Taip, tai dabar toliau prie to beržų keliaujant, ateis po beržų pumpurų lapai. Lapelius renkate sekminių savaitę. Žinot, kada yra sekminės? Gegužyje. Ir gegužį yra renkami beržų lapeliai tą savaitę. Ir ypatingai tinka sudžiovinti, jie pasigaminti miltus paskui iš tų lapų. Ir fitoterapeutas, onkologas Juozas Ruolė labai dažnai apie tai kalba ir jisai nekartą ragino mūsų Žolinčio akademiją, kad mes užsiimtumėm ir pagamintumėm beržų lapų miltukų, kad jų atsirastų prekyboje. Kaip 2 savaitės panaudoti kaip maisto papildą, kada reikia žmonėms pastiprinti sveikatą. Tai čia tikrai yra geras dalykas ir jūs galite patys beržų lapų tinkamų laikų pasirinkti, tinkamai vietoj, sudėti intenciją savo, dar kaip pats renki, dar labiau veikia ta žolelė, nes kitą kartą gal ta žolė yra kas nors bambėdamas, pykdamas ir tada mes irgi gauname
tokią, kaip sakau, su vaikais, kai mes žoliaujam, nebambėkit, sakau, močiutės bambės, kaip gers šitą arbatą. Tai mes tuos beržų lapelius sudžiovinę ir tada jūs galite turėti visą maišą beržų lapų džiovintų, vat aš irgi turiu keletą maišų ir aš juos malu tik prieš naudojimą. Tai nereiškia, kad jūs sudžiovinot ir sumalėte. Tada jie praras savo daug savybių. Eteriniai aliejai išgaruos ir taip toliau, tai nereikia prisimalti daug. Kokiai savaitėj prasimalė su kavamalė, labai lengvai susimala tie miltukai. Ir tada gali arba dėtis į kokį savo gėrimą, arba berti ant maisto. Ir porą savaičių pastiprinti organizmą, ypatingai žmonės, kurie yra po rimtų gydymų, po kokio švitinimo, po kokio chemioterapijos, kada reikia mikroelementų. Tai beržo yra puikiai pagalba šituo atveju. Ir dabar, jeigu jūsų oda beria, labai esate alergiški, galite beržo tošės virti nuovirą ir prausti odą. Labai švarina odą. Ir jeigu vaikam kokie neurodermitai, tokie visokie diatezės, tai irgi su beržo tošės arbatėlė paprausus odą labai puikiai. Aš domėjausi, kodėl Suvorovo kariai anais laikais kariuomenėje nesirgo kojų grybelių. Grybelių nebuvo, nėra neužrašyta. Pasirodo, Suvorovas buvo griežtai tokią tvarką įvedęs, buvo kareivių batuose vikpadžiai beržo tošės. Nes joje yra labai daug betulino ir reiškia prieš grybelinį. Ir jeigu yra polinkis sirgti grybelių ar tenai kokie iššutimai, trūkimai, tai irgi galite kojas mirkyti beržo tos tošės nuovirę. Ir net nešioti į kokius kroksus guminius, kokius negerus, kur kojas gadinasi padai, įsidėti beržo tošės. Ir turėsite puikią pagalbą, kaip mūsų senoliai turėjo beržo tošės. Ką? Ai, miltukų kiek naudoti? Tik tai arbatinį šaukštuką. Nes į arbatinį šaukštelį jau įeis gera sauja beržų lapų. Tai čia yra dienos dozė ir naudoti 14 dienų, po to daryti pertrauką. Nes jeigu kai vaistą naudojame, tai reikia naudoti ne visus metus, kaip vienas dėdelis sutikau, sako, prakeikiau aš tą dilgėlę, sakau, kas nutiko. Sako, man taip sakė, kad labai gerai tą dilgėlę, žinai, pagerti, ten turėjau, sako, problemas sveikatos. Nu ir sako, gėriau visus metus, įsivaizduokit, visus metus tą dilgėlę gėrė ir į dieną ten po 3 stiklinę susitirštino kraują. Ir paskui keikė tą dilgėlę. Nu, tai aišku, tai viskas yra su saiku ir jeigu kai vaistą naudojam porą savaičių, tada darome pertrauką. Ir tada vėl po kurio laiko galima tą kursą padaryti kelis kartus. Nu, tai dabar prie to beržo gal daugiau nebesustosime, nes mes šiandien turim pasikalbėti, noriu labai pakalbėti apie mūsų papročius ir apie Velykas, bet kaip žolininkė, žolintė, aš tik iš tikrųjų ne žolininkė, žolinčiai, o nuo žolinčių žodžio yra žolintė. Kodėl mes žolinčiai? Mus pavadino, kai mes buvome nuvykę pas tėvą Stanislovą į tokį ten renginį. Tėvas Stanislovas šviesios atminties mus pavadino žolinčiais. Aš labai išsigandau, jisai pamatė, kad išsigandau, galvoju, kažką negerai padariau, turbūt žolinčiai, tu taip negražiai skambėjo man prieš kiek metų. Nu ir jisai tada pažiūrėjo man į akis ir mato, kad aš kažkaip, taip, žinai, išsigandu. Sako, Valančiaus raštuose yra užrašyta, kad labai senai gyveno tokie žmonės, kurie vaikščiojo po sodiečio trobas, aiškino apie tos žolės, apie augalus ir liepė naudoti. Ir davė patartį, kaip toj knygoj, kurioje čia yra Stinderio, kad pažvelk, lietuvi, tarp daug gerų knygelių, aš tau teikiu vaistų žolyną, kuris išgydys tave ir tavo kaimyną, ir pažabos kiekvieną bobą, kur vėl tu pinigus vilioja, duos patartį gerą, kaip audinius dažyti ir gyvulį išgydyti. Ir jisai viską taip atkartoja ir sako, Valančiaus raštuose užrašyti, tokie žmonės, sako, jie tiesiog ne iš to gyveno, žolininkai iš to pragyveno, augina žolynus, daro arbatas, jų yra verslas. O žolinčiai iš to negyvena, jie tiesiog eina į gamtą, stebi, kas yra gamtoj, veda įvairias edukacijas, tiesiog džiaugiasi dar atrasta kokia reta žolele ir dalinasi tais receptais tuo senų žinojimu. Ir labai daug esu surinkusi senų tokių receptų ir gal kada nors kaime tiesiog kaip anksčiau užrašinėdavau dainas, užrašinėjau receptus įvairius. Ir man labai irgi įdomu yra. Ir dėl to mes žolinčiai esame.
Ir po to jau sugalvojome, kad reikia užsiregistruoti ir tą Žolinčio akademiją. Ir mūsų yra 5 įkūrėjai. Aišku, čia yra mūsų to Žolinčio akademijos įkūrėjas pagrindinis, reiškia, variklis Jonas Konsmanas, biomedicinos mokslų daktaras, po to mokslininkė Gražina Juknevičienė, kuri virš 30 metų atidavė laboratorijai tyrinėjimam augalų, vienuolė viena iš vienuolyno Renata, ir mes su vyru, ir mes įkūrėme tą Žolinčio akademiją, ir dabar mūsų lektoriumi yra labai daug mokslininkų, ir vaistininkų, ir farmacininkų, ir mūsų labai išsiplėtė darbas, įkūrėm keletą ir mokyklų sveikatingumo, ir vedame įvairias pamokas, ir važiuojame mokyklas, ir kalbame su vaikais, ir tokia pasidarė didelė veikla, ir matau, kad labai reikalinga žmonėm, ir jie tiesiog prašo. Ir pasimokome įvairių paprastų tokių dalykų, ką galima pasigaminti namuose, neinant į euro vaistinę. Nes anksčiau tai nebuvo euro vaistinių ir nebuvo tiek įvairių reklamų. Žmonės mokėjo susitaisyti savo, tai mes pasimokom ir kosmetikos, gali dabar visi pasipurkšti, kadangi apie vandenį kalbėjom, čia yra rožių vanduo, odai pasidrėkinti. Destiliuotas vanduo ir su aparatu, laukinės rožės, ir galite visi rakytės padrėkinti. Akim darome ievos žiedų drėkiklį, nes anksčiau iš ievos žiedų darydavo lašelius akim stiprinti. Ir mes irgi tą seną receptą radome ir dabar, tiesiog pasidrėkinti. Ir mes Žolinčiai taip mokiname, kad kosmetika ant veido mergaitė, berniukai tepa, tai tik tokia, ką galite valgyti. Ir jeigu jūs barzdą nusiskutę, tos putos negalite ant duonos užsitepę valgyti, tai ant barzdos negalima, taigi čia jūsų irgi yra virškinimo organas, oda yra didžiausias virškinimo organas. Ir jeigu mes kalbam apie sveiką gyvenseną, tai mes turime išmanyti, nesiskutį, tai visai nereikia nieko daryti. Tai man labai buvo įdomu su jaunuoliais, jie labai domisi tą natūralią, reiškia, mitybą, kosmetiką, ir mes tokį pušų spyglių darom tepaliuką. Pušų spyglių tepaliuką ir, reiškia, vaikučiam patepti nuo kosuliuko. Ir tie vyrai pabandė patepti po skutimosi. Tai dabar man vyrai, tie jauni vyrai ateina, sako, man atėjo putų reikia po skutimusi, sako, mes sako, čia vaikam jūs buvot, reiškia, pasiūlę pušų spyglių, reiškia, tepaliuką. Ir mums sako, taip gerai odai, sako, tokia pasidarė oda gera, net problemos odos baigėsi, tie visokie spuogiukai. Ir taip žmonės patys papasakoja, ką jie įsigydo, tiesiog mes net nežinome, ką gali tiesiog žmogus pats įsigydyti ir padėti savo, reiškia, per gamtą ir kūrėjo pagalbą. Taip, kad ieškokite natūralaus pasitepimo, tepkite su sviestu. Ir dabar, matau, jeigu jūsų čia lūpa nušalus yra trupučiuką, ne? Puslytė čia tokia, ar čia taip jums? Tai man čia seniai buvo, tik liko tokia dėmelė. Tai dabar žinokit, nuo puslėlinės, reiškia, nuo virusų puslėlinės, meškinio česnakas yra numeris 1, reiškia, ievos. Jo, ir galite taip patrinti ir uždėti, laikyti lapą. Iš tikrųjų labai, nes kažkaip pamačiau jūsų šitą. Nuo herpės visada atminkite ir žmonėm patarkite, meškinis česnakas, nuo herpės. Ievos, reiškia, žievė ir meškinis česnakas, nes mes žinom, kad ir taip su česnaku jau patrynus yra gerai, ne? O čia, jisai aštrumo neturi viduje tokio, bet jo gydomos savybės yra platesnis negu šito mūsų meškinio paprasto česnako, ne žieminio. Nes čia, kadangi yra dar chlorofilas kartu, žalias chlorofilas, tai dėl to yra puikiai pagalba. Taip, ir dabar mes jau iš gamtos galime atrasti labai daug vaistelių ir mes, jeigu norėsime, galėsime kada nors atvažiuosit pas mus ir pasimokyti įvairių vaistų pasigaminti savo pagalbai. O šiandien yra didžioji gavėnių savaitė ir šiandien yra trečiadienis. Ir ką sako trečiadienis? Aš paliksiu šitą gavėnios kalendorius, jau jis į pabaigą eina, bet gal jūs turėsite darbą keletą dienų apmąstymam. Čia yra kiekvienos dienos skaitinys, labai smulkiai parašyta, dėl to turiu pažiūrėti per akinukus. Šiandien balandžio 1 diena. Maldoje prisimink žmonės, kurie tave stipriai užgavo ir paprašyk atleidimo ir malonės. Tai šiandien dienos yra toks intencija, kad jūs turite prisiminti žmonės, kuriuos galbūt užgavote
ir paprašyti atleidimo ir už juos pasimelsti. Šitą paliksiu kalendorių va čia ir jūs rytoj paskaitysite ir poryt paskaitysite, ką čia reiktų padaryti ir susitvarkyti. Rytoj labai graži yra intencija, labai ir mes turim rytoj kaip tik tokią pamoką mitybos. Didįjį ketvirtadienį padėkok už tarnystę pažįstamam kunigui. Paruošk draugam vakarienį ir jos metu padėkok. Ir padėkok vienas kitam už draugystę. Ir to nepamirškite padėkoti vieni kitiems už draugystę. Didįjį ketvirtadienį jau turite būti nudirbę visus darbus, namus susitvarkę. Ir rytoj yra didysis ketvirtadienis švaros diena. Ir didįjį ketvirtadienį žmonės jau iki ketvirtadienio namai sutvarkyti. Tada dar įeidavo pažiūrėti, ar tvarte nėra kokių voratinklių. Būdavo labai svarbu ir tvarte apžiūrėti, kad nebūtų voratinklių, kad velnės net neštų kokių blogų ligų gyvuliam. Taip yra užrašyta. Ir tada pakeisdavo patalą būtinai ketvirtadienį ir išsimaudydavo pirtyje. Tai aš jūs rytoj kviečiu į pirtį, pas mus Kaune Panemunėje, rytoj 14 val. Iki 15 val. 30 minučių, pusantros valandos pirties yra dovanojama miestiečiam, kurie nepatingės atvažiuos didįjį ketvirtadienį išsimaudyti. O vakare 5:30 jau visi švarūs, išsimaudę, susėsime prie stalo ir pasimokysime, kaip reikia pasidengti Velykų stalo ir Velykų prie stalo elgesiu. Nes daug jaunų žmonių tiesiog sako, mes nežinom, namuose nieks nedarė ir mes, sako, nebežinome. Tai rytoj tokį pasidarysime repeticiją, o šiandien trupučiuką mes apie tai pakalbėsime, kad jūs parvažiavę irgi galėtumėt gražiai pasidengti stalą. Aš čia atsivežiau keletą dalykų Velykom, kurie tinka. Dabar toliau dar tik apie ketvirtadienį jums pasakiau švaros. Didysis penktadienis jau yra, žinote, išvis pasninkas. Didįjį šiandien trečiadienį nevalgom pienų produktų, o penktadienį jau reiktų tik su vandeniu pabūti, papasninkauti kaip reikiant. Ir šeštadienį jau pradėti dažyti, ruoštis ir į bažnyčią nueiti, aišku, atnaujinti ugnį, pasišventinti ir tada jau pradėti laukti to Velykų ryto. Pas mus bus labai gražu nuo šeštadienio vakaro iki 6 valandos mišios Pažaislio vienuolyne, bus kieme sukurtas didžiulis laužas ir ant jo bus sunešti visi iš namų nebereikalingi šventi paveiksliukai. Ir jeigu jūs turite šventų paveiksliukų, šventų kryžiukų ir nežinote, kur dėti, visada reikia sunešti į bendrą laužą ir sukūrenti. Sukūrenti ypatingai prieš Velykas. Tai labai priminė šį kartą ir bažnyčioje. Ir dabar reikia tų margučių turėti. Dabar jūs čia stovykloje turite laiko. Apžiūrėjau, yra labai daug karklų, kačiukų. Čia mano yra kiaušinis iš kačiukų padarytas, minkštas, malonus, rankom liesti. Ir jūs čia galite sukurti tokias dirbtuves, dar yra laiko. Paprašykit, kad jums kas nors klijų kokiu atvežti iš parduotuvės. Ir tiesiog ant kiaušinio formos, ant plasmasinio kokio kiaušinio arba iš ko nors, kokio tai kiaušinio forma. Ir apklijuojate, pasiūsiu per rankas, jam yra 10 metų šitam, 10 metų, jis jau nuridentas, vaikų numylėtas, jis tai buvo labai minkštas, pukotukas. Ir iš tų blindės, iš karklo kačiukų yra suklijuotas, padarytas kiaušinis. Tai yra tikras prabudimas iš gamtos. Prabudo, tiesiog žiedas. Ir jeigu jūs rasite čia, aš nemačiau blindės geltonai žydinčių kačiukų, kaip žydi geltonai, susirinkite vaistam. Susirinkit vaistam nuo kosulio. 5 žiedukai blindės, 5 bitutės, taip vadina man vaikai, vienai stikliniai karšto vandens pasiruošite arbatos, nuo kosulio. Medum kvepia, atrodo, kad ten medaus pridėjote. Nuo kosulio numeris 1 arbata ir skystina kraują. Ir jeigu turite seną kosulį, tokį čia daug gleivių, tai puikiai pagalba. 5 kačiukai, mes sakom 5 bitutės, nes kai užpili karštų vandeniu, atrodo tame puoduke, kad bitutės plaukioja, toks vaizdas. Tai tu prisirinkite blindžių, nes čia yra Skirkevičiaus receptas, vaistininko, mano mokytojo didžiojo, nes tai yra pagrindinis mano mokytojas ir aš ką begaminčiau, be Skirkevičiaus pasitarimo niekada nepaleidžiu žmonėm. Nes tai yra profesionalas, kuris gamina vaistus. Tai dabar šitą galiu pasiūsti jums paliesti kiaušinuką iš blindės. Paskui galite pasidaryti, aišku, ir ten dažysite ir vašku, ir žolytėm, ir svogūnais, ir viskuom.
Bet dabar va žiūrėkite, kokie gali būti jūsų puskiaušiniai. Va. Šitą prieš 2 metus, kai padariau tos puskiaušinius, sujungiau ir apipyliau šokoladu ir, reiškia, pavadinau kinderiu. Tai vaikai plojo ir sakė, yes, teta, kinderiai, va čia tai kinderiai. Čia yra patys sveikiausi kinderiai. Reiškia, duonos tešlos, kokios sveikos, nu kaip doniukų tešla, ne, pavyzdžiui. O doniukų tešlagi labai paprastai daroma. Reikia ruginių miltų, selenėlių turėti kvietinių, kokių tai sėklų, vat, sezamų, saulėgrąžų, vat. Trupučiuką įdedat kmyno, trupučiuką saldumo, jeigu norite, ir galite įdėti, aš įdėjau moliūgų miltų, va, moliūgų žievės miltai, aš jums atvežiau parodyti, kaip jie atrodo, gal jūs ir nematė jų. Aš moliūgų žievę neišmetu, džiovinu, pasigaminu miltų, va, ir iš tų miltų kepu sausainius, labai skanūs sausainiai būna, ir labai va kvepia tie miltai moliūgų, ir va už tai tokie oranžiniai, va, ir praturtinti karotinų. Nes moliūgo žievė dar daugiau yra karotinų negu pačia moliūgė. Tai čia yra labai puikus ir gėrimas, ir miltai. Tik yra patys brangiausi. Iš 3 kg masės gauni 60 g miltelių. Išeikia tokia labai brangi. Tai dabar, va, reiškia, pasidarė tešlą kaip makaroną. Jeigu turėjot moliūgų miltelių, įdėjot, neturėjot, nedėjot, va čia mergaitėm bus įdomu, galite paragauti, pašlapinti pirštai, paragauti, koks yra skonis. Ir tada tokią kietą, kai makaroną pasidariau tešlą, ir tada formuoju, ką aš noriu, ne? Norėjau pasidariau va kiaušinį. Va. Iš tešlos pasidariau kiaušinį. Va. Čia jau labiau jaučiasi, va. Labai. Net nereikia dėti jokių kvapų. Va kvepia tiesiog moliūgų. Nepatikėsit, va kiaušinis kvepia moliūgų. Tešlos, jis skanus, pamirkysi kaip džiūvisėlį, pamirkai arbatoje arba kokiam kompotė ir gali suvalgyti. O šitos, reiškia, pasimat kokias formikės. Aš turiu šaukštelį, mergaitės. Va, turiu šaukštelį, galite pasimati. Ir galite paskanauti. Labai skanu yra kokteilį įdėti arba dar kur nors. Ir dabar pasidarė taip makaronam tešlą, ne? Ir tada tokias formikės būna. Puskiaušinių tokias, birkti. Ir tada išklijuoji iš tešlos, tą formikę visą išdingi, ne? Ir va džiovini, ir viskas. Ir po to nuimi ir turi puskiaušinius. Turi lėkštutės maistui. Jūs galite va čia pridėti, pavyzdžiui, meškinio česnakų prismulkinę, ne? Paruošę kartu su avokadu, su prieskoniais ir jūs turite iš karto Velykom patiekalą ant stalo. Nebereikia duonos atskirai. Čia vat viskas yra kartu. Aš kai kiaušinių nevalgau, tai mano tie kiaušiniai va tokie visokie yra. Tada aš čia prisitarkuoju, pavyzdžiui, topinambo, tai yra baltas, o į vidurį geltoną įsidėto abrikosą trynį. Aš irgi taip pat, matyt, mano ir knygutė yra parodyta, bet reiškia ne kiaušiniai, bet atrodo kaip kiaušiniai. Nes dabar aš jau keletą metų nebenaudoju su veganiniu, net ir pieno produktų. Tai dabar va tokių kiaušinukų pasidarėt, jūs turite skanumyną ir turit sveiką maistą. Galite apipilti šokoladų pasigaminę. Sveiką šokoladą iš giliukų, iš kerobos, apipilate su džiūva ir turite kinderį sveiką. Tai, pavyzdžiui, Vilniuje vaikų darželyje vaikai ėjo namo visi su sveikiausiais velykiniais kinderiais. Visi džiaugiasi. Nes darželis va prigamino. Dabar jūs jau gal nebespėsite grįžę, bet jūs kitiem metam turite mintį vat kokią. Taip ir galite, bet čia yra parodomoji medžiaga, galite ją čiupinėti, jinai nevalgoma yra. Nes kaip aš pasakau valgoma, tada nebepareina niekas. Bet jinai yra nučiupinėta, jau jos tikrai nevalgykit, aš nesuvalkėti, negailiu. Bet jinai jau daug aš rodžiau žmonėm, bet kaip pasigaminti. Jo. Čia va, skaniai kvepia nuo šito moliūgo. Ar galite įsivaizduoti, jeigu čia nepasakyčiau, kad moliūgas, ar jums atrodytų, kad čia moliūgas? Saldus koks tai, jis užsaldina man tešlą. Kokia skani yra arbata arba kava, vadinkime va šito žievelį. Va. Taip. Galite pasidaryti iš popieriaus įvairių vazelių, kad primintų jums Velykas. Aš kadangi labai mėgstu ir floristiką kartu sujungiu iš gamtos. Čia vat yra popierius, tiesiog susmulkinat popierių, suplėšot, kad ir va tas servetėlės. Suplėšote, pilat vandeniu, suplakate, sumikseriuojat, padaro tešlą. Padaro tešlą, vat popieriaus. Ir po to ant formos dedate, lipdote ir džiovinate. Ir viskas. Ir va čia yra popierinė lėkštutė. Va puskiaušinė. Irgi vat galit pasičiupinėti. Aišku, aš čia pridėjau žolelių, prikarpiau sėklelių. Jau ką sugalvosite, tą galit pasidaryti. Ir va tokias turėti vat tiesiog Velykom. Dabar
Anksčiau Velykas švęsdavo 4 dienas. Mes per vieną dieną, 2 dienas švenčiam Velykas, taip, atėjo tas Velykų rytas, parėjom iš bažnyčios, tai ką mes dėjom margučius ant stalo ir reiktų parsinešti, pasišventinti tą Velykų bobą. Velykų boba, kaip atrodo, šitoj knygelė, kur metų laikai, kuri čia pasiėmėte, yra Velykų boba. Kaip jinai atrodo, va tenai yra, kaip jinai kepasi. Ant Velykų stalo neturėtų būti skruzdėlynas ar koks bankuchinas. Taip, tai negali jokių būdų. Turi būti per Velykas, ant Velykų stalo, vat Velykų boba. Velykų boba, jinai aukšta, tokia išpuošta, čia yra labai senas receptas, jam 100 metų tam receptui. Ir Velykom, bet ir mielės, ir kiaušiniai. Aš jau šiemet Velykų bobos kad ir nevalgysiu, bet jinai ant stalo bus žmonėm, kurie valgo. Nebūtinai, kas ant stalo viską turi ir valgyti. Aš rytoj Velykų bobą pasidarysiu savo iš daržovių ir tešlos. Iš tešlos rytoj kursiu savo aš tokią visai kitokią Velykų bobą. Va, bet žmonėms, o jūs čia esate ar vegetarai, ar visavalgiai namuose? Visavalgiai, tada jau viskas tinka. Jo, visokių yra. Tai jums viskas gali ir tikti, ką aš pakalbėsiu, tada iš patarimų. Tai Velykų 1 dieną, reiškia mūsų senoliai, nes patyrinėjau paveldą mūsų kulinarinį, nes labai seku jį, reiškia 1 Velykų dieną valgydavo, būdavo virti lašinukai. Ir su raumeniu, ir be raumeniu, dėl to, kad po pasninko, reiškia, ir 1 dieną būdavo virti lašinukai. Radau virti lašinukai net lukštuose svogūno, kad būtų geltonos spalvos, net yra užrašyta. Ir reiškia, su raumenuku raudoni ir parūkyti 3-4 rūšių būdavo karšti lašinukai paduodami 1 tą Velykų dieną. Aišku, tie margučiai ir įvairūs padažai. Dabar skanių padažų galite pasidaryti, jeigu dar nedarėte, pavyzdžiui, tokių sveikesnių, sakyčiau, ne kaip visai jau nesveikų. Gali būti obuolių košė arba obuolį iškepate orkaitėje ir dedate į blenderį, sublenderiuojate keptą obuolį ir pridedate tarkuoto krieno. Pasaka, koks geras skonis. Ir tada šitą galite padažą valgyti. Krienas yra labai puikus antibiotikas, jis nuo kosulio, nuo bronchito. Ir kas turi cukraus kiekį padidintą kraujyje, cukrų mažina, prikelia kasą darbui, kas gerite enzimus, kas turite blogai dirbančią kasą, su krienu reiktų draugauti. Ir tada krienas su tuo keptu obuoliu, labai švelnus skonis, jum nedirgins skrandžio, nes jeigu vien krieną kas nors negalite valgyti dėl skrandžio įvairių problemų, tai šitą jau su obuoliu labai gardžiai bus. Galite pridėti spanguolių dar. Reiškia spangolė, krienas ir obuolys. Turėsite labai skanų padažą. Jisai tiks ir prie mėsytės jums tiks, ir prie kiaušinio tiks, ir tiesiog man su juoda ruginė duona tinka toks padažas. Reiškia obuolys, krienas ir spanguolės. Irgi labai geras skonis. Galite pasigaminti tokį ale majonezą kabutėse, reiškia išmirkytas saulėgrąžų sėklas per naktį, po to jūs ją suplakate, turite pagrindą kaip masę, reiškia saulėgrąžas suplaktas ir dedate tada garstyčių, dedate garstyčių, dedate trupučiuką medaus, dedate druskos, pipiriukų ir pasidaro tokį padažą. Labai geras skonis ir būtų su saulėgrąžų pagrindu, su garstyčiom. Galite, labai tamsėja greitai saulėgrąžos, galite trupučiuką įpilti burokėlių sulčių, padaryti raudonas, turėsite raudoną. Galite padaryti avokadą, suplakti, jeigu nebenaudojat gyvulinio, pavyzdžiui, aš nenaudoju gyvulinio riebalo, tada aš avokadą suplaku su krienu, su česnaku ir turiu puikų padažą. Ir noriu raudoną, su burokėliu suplakiau, turiu raudoną. Noriu tokį ryškų oranžinį, dedu arba moliūgo sėklų, tai čia vadinu lietuvišką mano ciberžolę, nes jinai nudažo geltonai, arba deda ciberžolę. Ir tada turite kelių spalvų sveikiausius padažus Velykom, prie tų lašinių ir tada dar tą dieną būdavo, reiškia, ta Velykų boba po pietų prarėkiama, tik tai iš ryto nereikia prapjauti saldumynų, pavalgote stipriau, o po pietų jau būdavo saldumynai. Ir tą dieną, kaip matote, nebuvo ant stalo žuvies, aš nekalbu, apie šaltieną nekalbu. Dar būdavo karštiem paduodama, reiškia, kadangi būdavo kiaulienos daug naudojama, dešrelės.
šviežios kiaulienos dešrelės, reiškia lašiniai ir daug įvairių salotų. Ir dar būdavo kartais koks paplotis, jie vadina, bet su daržovėm koks paplotis. Nu ir aišku, tie visi margučiai, ne, tenais. O margutį pirmą, kaip reiktų valgyti pirmą margutį, kuris bus sudaužytas ir nuluptas, jo neišmetami lukštai, o į ugnį gali būti sukūrenami arba laikoma iki jurginių, po to į žemę pakasama, atiduodama motinai žemiai. Ir tada tas margutis supjaustumas į tiek dalelių, kiek prie stalo žmonių. Ir kai būdavo per kūčias, obolys, ar pas jūs yra tokia tradicija, kaip kur obolį. Reiškia, iki krikšto, iki plotkelio būdavo obolys dalinamasis. Ir dabar yra Dzūkijoje likus senose šeimose toks, reiškia, paprotys, pasidalina obolį, palinkėdami vieni kitiems sveikatos, į tiek dalių, kiek vat yra prie stalo žmonių. Ir čia margutį, va taip pat irgi prašo, kaip vat ir mūsų senoliai darydavo, margutį pasidalinate tiek dalių ir visi po gabaliuką suvalgote ir palinkite vieni kitiems sveikatos, nes jūs šeima esate, jūs kaip visas, kaip kumštis, va tas prabudimas, iš jo visa jėga. Ir tada pasidalinę šituo, tada pradeda toliau tą valgymą, velykinį, tuo, reiškia, Velykų kiaušinio margučio po trupinuką pasidalinimą. Pirmą dieną Velykų nevaikščioja niekas į svečius ir linksmybių nekeldavo. Antrą dieną yra linksmybės ir vaikščiojimai svečiuotis. Pirma diena yra šeimos, kaip ir kūčių vakarą, reiškia gražiai šeimoje, o antra diena jau yra perkūno, ugnies jau diena ir tada jau prasideda vaikščiojimai ir jau valgiai yra jau kitokie. Šaltienos yra jau prasideda šaltienos, vat įvairūs tenais, reiškia, kumpiai, jau yra kitas visai valgis, ne kuris buvo pirmą dieną. Niekas nėra padėta ant stalo visų patiekalų. Pirmą dieną, reiškia, įvairūs ten lašinukai, patroškinti, išvirti ir tos dešrelės ir visokie kiti tenais salotos. Antrą dieną jau kumpis ir tenai, aišku, jeigu pažiūrėti dar seniau, kada dvaruose būdavo, tai ten iš vis prabangiai būdavo ėriukai įdaryti ir visi kiti patiekalai, bet jau nenorim apie tai kalbėti. Tai vat antrą dieną reiškia, o trečią dieną paukštiena, trečią dieną yra gegio diena vadinama ir net neždavo į bažnyčią pašventinti vištą ir reiškia, ją ten iškilmingai nudobdavo ir ten tos vištos valgymas vėlgi yra labai aprašytas įdomiai, kaip tą vištą valgydavo. Ir jeigu jūs vištą ištroškintą ar žąsį turėsite, tai kaip reiktų ją pasidalinti namuose. Kaklas yra, reiškia, kaip jums atrodo, kam kaklas yra duodamas, kas šeimoje? Žmonai. Jo žmonai. Sparneliai yra duodami jaunom mergaitėm, kad jos iš namų išskristų. Reiškia, šlaunį, taip yra aprašyta labai gražiai kulinariniam pavelde, šlaunės yra duodamos sūnums, kad būtų geri kariai, kad jų kojos, reiškia, laikytų ir eitų į karą, taip aprašyta. Šlaunis berniukams taip duodamos. Va. O visos kitos dalys yra kitiem, reiškia, prie stalo. Bet va, jau šitos ir būtinai išdalys sparneliai mergaitėm, kaklas gaspadiniai, jo, taip labai vaizdingai aprašyta yra eksperto Vincento Sako, reiškia, užrašyta kaip klausykite. Kur čia taip aprašyta yra? Yra, jūs, reiškia, Žemaičių šventųjų Velykų valgiai. Jūs galite atsidaryti. Reiškia, jūs galite atsidaryti Lietuvos kulinarijos paveldas. Lietuvos kulinarijos paveldas, įeiti į Google, Vincentas Sakas yra ekspertas. Ir aš labai surinkau, labai yra daug, labai aprašyta ir labai gražiai. O ketvirtą dieną jau yra valgomi pieniški. Ir ta varškė, paska jau ketvirtą Velykų dieną. Ir kaip matote, ir lydeka žuvis ketvirtą dieną. Tai pirmą dieną reiškia vienas, antrą dieną kitas ir taip pat išdalinta yra. O pas mus per Velykas ant stalo viskas yra sudedam, ką turime, ne? Pasigaminam šaltienos, iškepa ten kokią antį, ar kalakutę, ar fazaną, ar kažką. Taip, pridaro kumpių įvairiausiai. Ir viskas pirmą dieną Velykų, man kiek teko būti, tikrai, jau tas gausus stalas,
ir paskui mums reikia espuzamo. Tai linkiu jums prie Velykų stalo nepersivalgyti, kad nereiktų espuzamo, nes jau per radiją labai senai kalba, kad ateis tokia diena, Velykų, visa tauta persivalgys ir dabar yra akcijos ir kad jūs nusipirkite, vienu žodžiu, ir jūs jau ruoškite savo skrandžius. Tai linkiu po šitos veiklos stovyklos, kai sugrįšite, kad jūs būtumėte persi. Kieno čia telefoną? Šitą, tai va, atsiprašau. Ne, tai čia valgyti tai reikia, bet viskas su saiku valgyti ir gražiai, mes apie tai ir kalbame, kad visur saikas yra ir per Velykas tą saiką. Bet jeigu jums atsitiks taip, kad biški padauginsi to maisto ir labai sunkiai virškinasi, tai aš jums keletą galiu lapčių pasakyti be vaistinės, ką daryti. Išsipirkite stiprios kmynų arbatos. Kmynų arbata labai paspartina virškinimą. Ir jeigu jau jaučiat pilna čia yra, dar gal sutilps jums tą stiklinę stiprios kmynų arbatos, išgerkite. Tikrai palengvėja. Dar turite, jau nebeturite laiko, pasigamintumėt krienų šampanų. Čia yra tam receptui virš 100 metų, yra senas rusų žiniuonių receptas. Ir jie sakydavo, jeigu mes jau turėsime progos daug riebaus maisto valgysim, tai mes turime turėti krieną. Tai reiškia, jie krieną sumaltą su mineraliniu vandeniu sutaisydavo ir padėdavo šaltai porą savaičių laikydavo. Ir po to 50 gramų persivalgė jau, 50 gramų išgeria to krieno, kabutėse šampanų, reiškia mineralinis vanduo su tarkuotų krienu. Ir tada viskas, iškart geras virškinimas ir viskas tvarko. Kaip ir sakiau, krienas prikelia kasą, miegančią kasą. Šaltai laikyti? Ne, šaltai. Tada ten išaugis viskas. Reiškia, yra mano knygeliai šaknies slaptis, receptas, čia gali dabar nusirašyti. Čia yra krienui paskirta 18 receptų, krienų šakniai 18 receptų. Kiek galite pasidaryti įvairių valgių iš krieno. Ir vienas paimtas yra, daug rusų knygų teko perversti, labai daug apie krieną pas juos aprašymo. Ir pasidaryti krieno šampaną. O taip tai dar krieną labai linkėčiau jums pasigaminti, jau ne prie Velykų čia kalbos, bet aplamai gyvenime turėti džiovinto krieno. Mes už džiovinto krieno tabletės gavom auksinį medalį iš Virgilijaus Kirkevičiaus, aišku, jis yra žodinis, daiktų nereikia, taip jį nėra kur dėti. Tai jisai sako, čia jums auksinis medalis už tai, kad jūs taip, žinai, prikėlėte tą krieną džiovintą tabletę. Vietoj faliminto. Krieno paimate šaknį, nuplautą, suskutate su skutikliu, sudrožite drožlės ir sudžiovinate. Ir kai sudžiovinote, tada sulaužote mažais gabaliukais, įdedate į mažą maišiuką celofaninį ir užspaudžiate, kad toliau nebegaruotų eteriniai aliejai. Kiek džiuvo išgaravo fitocidą į orą ir orą net išgrynino, toks oras net geras kambarį pasidaro. Ir tada jūs turite kišenėje visą laiką, aš nežinau, mes bet turime, ar ne, vyras pasakys, mes visą laiką biškį paruošėm ir pardavimui, bet nežinau, bet turime. Ir tada, reiškia, turiu maišelyje to džiovinto krieno ir man jaučiu, kad gerklė, ne, peršti, arba jeigu nori, ar angina darytis. Paimi ir čiulpi gabaliuką to krieno. Ir jūs taip gryno nepaimtumėt, jums ašaros birėtų, greužtų gleivinę, o džiovintas jis labai švelnus yra. Ir kai sušlampa nuo seilių, po biškį aštrėja, bet taip maloniai kanda į liežuvį, labai švelniai, nebaisiai. Ir tada jūs dezinfekuojat burną. Ir jeigu vakare tą padarytumėt, sučiulptumėt krieno tą gabaliuką, iš ryto liežuvis daug švaresnis, nebėra tiek baltų apnašų, nes bakterijom amen. Nes jeigu taip apie 500 galvojama bakterijų yra iš ryto ant liežuvio rūšių, tai po krieno sučiulpimo gal kokie, sakau, 200, nes liežuvis daug ružavesnis, gražesnis yra. Profilaktiškai prieš parodontozę, tas krieno sučiulpimas, ir cukrų mažina, ir per seilės mums labai švelniai įsisavinimas yra, nėra dirginimo, ir kasai neduodate tinginiauti, ir anginai profilaktiškai, ar gerklė peršti, ar gerklė paraudo, savo sučiulpite. Vidėje mes turim krienų. Oi, paduok man vieną pakelį, dovanok man, mes šitoj čiulpsime. O sakykit, o džiovinat tik džiovyklėse? Taip, aš džiovinu profesionaliuose džiovyklėse, nes mes gaminame daug įvairių vaistukų, bet jūs galite džiovinti net ant radiatoriaus tą krieną. Įsudėkite į medžiaginį maišiuką, ir dabar aš jums pasiūsiu, tik duosiu instruktažą prieš tai.
Tikrai, jeigu būčiau suvalkietė, neduočiau visai, nes buvo taip auditorijoje. Sakau, imkite po vieną gabaliuką ir čiulpkite. O jis pasiėmė kiek, su pirštais, 3-4. Tai paskui pradėjo kosėti ir ašaros birėti ir viskas. Sakau, negerai padarėjai. Reikia vieną gabaliuką ir taip švelniai čiulpėte, biškį pakramto, čiulpėte, ir prašau. Visi paimkite, niekam nepakenks, nebent esate alergiški krienui. Nes buvo man iš 1000 žmonių auditorijos vienas žmogus, alergiškas krienui, tiesiog prasidėjo dusulys. Bet jeigu jūs krieną valgote ir jumi nedusino, tai šitas gabaliukas irgi nieko nepadarys. Ypatingai vaikam yra gerai, kurie dažnai serga angina, turėti tokį krieną padžiovintą, pačiulpti. Mes žinome, kad rupūžės lašiukai. Aš nežinau, kiek tas maišiukas kainuoja krieną. Po pusantro. 1,5 eurų jau. 5 litai. Nes čia yra labai daug krieno, pamatysite, kai jūs džiovinsite, kiek daug krieno reikia, kai sudžiūsta, kas lieka ten iš jo, žinai, taip atrodo. Nuplauti jį, sudžiovinti, sulaužyti, tai už tai mes norime, kad žmonės patys darytų ir mes mokiname, jeigu mes būtumėm komersantai, nepasakotumėm, sakytumėm, pirkite ir neklauskite, ir čia nieko. Tai labai norisi. Ir dar, reiškia, dabar tas Velykas toliau pratęsėt, reiškia, 4 dienas pasistengkite Velykas gražiai švęsti kiekvieną dieną vis šviežią valgį, nepersivalgyti ir laukti to gražaus šilto pavasario, kuris atneš dar daugiau džiugesio, o per Šventą Jurgį nepamirškite padėkoti laukam ir visus tuos kiaušinių, visus lukštelius reiktų pakasti į žemę. Negalima mėtyti, čia yra šventas dalykas. O jei vištom atiduoti? Vištom gerai, vištom irgi, bet taip pat raštų. Tai vis tiek, jo sugrįž. Jo, bet tiek daug gal nesules. O taip, tai kiaušinių lukštai yra labai kalcio natūralus šaltinis, aišku, jeigu galima. Aš taip pat riešiu, pavyzdžiui, jūs galite, jeigu slyvas auginate, vyšnės, kaulavaisių, vaismedžiai, kurie kaulavaisiai yra, jie labai mėgsta. Puiki trąša. Pavyzdžiui, kiaušinių lukštų miltelės galite visus augalus pabarstyti, patrešti. Šarmina dirvą. Aš sumalu, jo, su kavamalė sumalu ir tada. Ir kanda į liežuvį, kaip reikiant jau, ne? Man tai kanda, jų nekanda. O kiek ilgai galima maišelį laikyti? Tai čia šitą maišelį, dabar jisai kaip padarytas yra, reiktų per kokį mėnesį uždarytą, vis tiek negalima labai ilgai. Bet jisai čia jau yra mėnų dar kanda, reiškia, jisai turi jėgos, nes jis uždarytas yra. Jisai stovi šaltai ir nereikia daug pasidaryti, pasidarote ir viskas. Krienas yra kasamas visais mėnesiais per metus, kada mėnesio vardė, rusiška mėnesio vardė yra raidė R. Tai va, janvarį, fevral, mart, april dar yra raidė, jau mai nebus, jau gegužį negalime kasti, gegužį, birželis, liepa, nėra raidės. Čia yra pagal rusų stačiatikius, labai gražiai aprašyta apie krieną ir kokiais mėnesiais kasti. O paskui tik atsiranda sintelis. Reiškia, visais vasaros mėnesiais jau netinka kasti krieno šaknį, reikia naudoti lapus. Lapai irgi taip pat galima pridėti prie spaudamos vietos ir jeigu apie krieną pratęsiant dar galima dėti kompresą, pavyzdžiui, krūtinė, kosulys, dedate druską pakaitintą, galite dėti krieną, sukrėstą į maišelį, sutarkuotą, galite dėti prie kojų padų, galite dėti prie kojų padų kompresą, prie peršalimo, gerins kraujotaką. Turime atveju, kada krieno sultimis išsigydė plaučių uždegimą žmonės, naturopatai, kurie nenaudojo vaistų. Tiesiog naudojo lašiukus krienų sulčių ir puikiai jie susitvarkė su liga. Dabar, kadangi yra Velykos ir yra kiaušinio dažymas svogūnų lukštais, tai noriu jums priminti, kad svogūnų lukštai ne vien tik kiaušiniam dažyti. Jie turi auksinės vertės mūsų sveikatai. Ir keletą jums receptų pasakysiu, jeigu jūs dar nežinote, tai jūs galite pasižymėti. Reiškia, svogūnų lukštai auksinės vertės. Močiutės sriubas virdavo tik ant svogūnų lukštų nuovido, galvoju, kodėl aš tą pamiršau. Sriuba įgauna gražią apetitą, keliančią spalvą ir be abejonės daug naudos.
Tai dabar, jeigu jūs gaminate sriubą ir norite gerą buljoną turėti, tada svogūno visą galvą nuplaunate nuo žemių, tik tai, visą su lukštais, dedate į puodą, visą ir paverdate kokią 10 minučių. Ir jūs turite gražų auksinį sultinį. Šitą receptą man pasakė sena Klebono gaspadinė. Dar aš buvau vaikas, 8 metų, buvo kaime jinai, mokino moteris maisto gaminimo. Aš buvau 8 metukų ir su ją miegojau. Ir jinai man sako, manęs jau nebebus, bet tu atmink vaikelį, jeigu tu norėsi kada skanę sriubą išvirti, tai tą svogūno galvą didelę reiškia paverti, vanduo pasidarė buljonas spalvotas, kvapo įgavo, skonį, o tą tada svogūną išmeti ir tada tu dedi toliau, ką nori virti. Tai va, turėsite visada gardžią sriubą iš kirvio. Taip, dabar svogūnų lukštai atlieka gerą darbą mūsų organizmui. Gerina širdies darbą, iš organizmo išvaro natrio ir chloro perteklių. Taip pat sergantys širdies ligomis nesigriebkite tabletės, bet išgerkite svogūnų lukštų arbatos. Lukšto arbata gerina širdies darbą, padeda atsikosėti, lengvina tuštinimas ir gerina tulžies išsiskyrimą. Hipertonija sergantiem reiktų gerti svogūnų lukšto arbatą vietoj tablečių. Liaudės medicina pataria. Vakarais gerti svogūnų lukšto arbatą, kas kankinasi nuo kojų mėšlungio. Jūsų kojos niekas nesusukinės ir miegosite tikrai ramiai ir busit pailsėję. Aš paskui pasakysiu, kaip arbatą ruoštis. Jo, paskui pasakysiu, kaip ruoštis. Svogūnų lukštai, čia va tos lukštų. Svogūnų lukštai turi stebuklingo medžiagos kvercetino, kuris veikia ne tik antigripiškai, bet ir antialergiškai, bet ir antivėžiškai. Saugo nuo mėšlungio traukulių, mažina kraujo spaudimą, gerina inkstas, smegenų darbą ir padeda nuo sklerozės. Tai tiesiog apie tą lukštą yra tiek daug prirašyta ir patyrinėta, kad jums dabar kaip pasidaryti tą arbatą. Ir reiškia, kaip patarė, jeigu tie lukštai yra žemėti, jūs galite juos nusiplauti, vis tiek iš žemės išsirausti, savo kai parsineši svogūną žemėtas, nuplauni, išsidžiovini ir kad jie daug vietos neužimtų, tie lukštai, susimalti miltukus. Ir tada miltukus reiškia pilate arbatą darotės. Jeigu norite labai skanios arbatos, tada reiškia šaukštelis miltukų tų lukštų ir trupučiuką įdėkite imbiero ir trupučiuką citrinos. Turėsite nuostabiai skanę arbatą ir labai sveikatai. Ir reiškia kraujo spaudimui mažinti, ir nuo sklerozės, ir taip, vat, kad vos ne visa Mendelėjevo lentelė, ten daug yra to mikro visokio makro medžiagų, taip, kad jūs citrinos trupučiuką ir imbiero. Taip. Galite dėti ir krieno, taip pat vietoj imbiero krienas. Mes labai dabar daug naudojam krieno, ne imbiero. Pavyzdžiui, sumaltas krienas, medus ir spanguolės, o ne imbieras. Mes tokį naudojam nuo peršalimo. Krienas reiškia medus ir spanguolės. Tai labai labai puikiai pasiteisino. Tai yra neblogesnis mūsų krienas už imbierą. Ir taip pat šildomai poveikį turės ir nuo gleivių pertekliaus, ir nuo visokių kosulių. Taip, dabar ką daro imunitetas dar stiprina svogūno lukštai. Kaip sakoma, svogūnas gydo nuo 7 negalavimų, bet pasirodo, kad svogūno lukštai turi daug gerų savybių ir liaudės medicinoje naudojami nuo nemažai negalavimų. Taip, dabar reiškiasi, jau čia tą sakiau, dabar norėčiau pasakyti, nuo kokį čia lukštų tinktūrą, nuo aterosklerozės, bet čia su degtinė, gal nesakysiu, sakys degtinė reklamuoja. Taip, dabar reiškia, jeigu, bet čia vėl nuo venų gydymo. Prie venų gydymo, jeigu yra venos, vėlgi vis tiek yra naudojama užpiltinė su degtinė. Kaip ir kaštonų žiedus darome, žinot, patepti skaudamom venom. Tokios ištraukos yra, kaip kurios daromos vis tiek išoriškai naudoti ir su degtinė. Vat nebūtinai tenai gerti, ar ne? Tai dabar, reiškia, jūs galite svogūnų lukštų pasidaryti tinktūrą. Reiškia, taip, 100 gramų degtinės, 2 valgomi šaukštai, palaikote porą savaičių, nukošite ir tepate skaudamas venas, kur yra uždegimai, mazgeliai venų. Ir turėsite pagalbą. Bet šita pagalba ypatingai gera šitas receptas, jeigu turėsite žmogų po insulto, pavyzdžiui, po insulto, paralyžiuotos galūnės. Jūs galite įmasažuoti šitą lukštų, svogūnų lukštų ištrauką degtinės galūnės įmasažuoti. Galite pabandyti ir galbūt ir padėsite, va taip yra užrašyta. Nuo nuospaudų labai dar yra gerai, svogūnų lukštai.
Reiškia, stiklinį indą užpilti svogūnų lukštus su actu valgomu ir aprišti popierių ir palaikyti porą savaičių. Ir tada tame acte ištirps tie lukštai ir dėti ant nuospaudų kompresus. Svogūno lukšto su actu, bet su actu 9%, o ne stipresnį paskui, kad nenudegintumėt. Va, tai yra, reiškia, lukštai su actu. Kadangi svogūnų lukštai labai teigiamai veikia inkstus, naudinga ruošiant patiekalus dėti neluktą svogūną, kaip ir sakiau. Kai maistas bus baigtas, reiškia svogūną išmesti. Svogūnų lukštai nuo slogos. Šitokiu metodu gydėsi mūsų senoliai. Tokiu atveju dedame į sausą švarę keptuvę nedidelį kiekį svogūnų lukštų ir dedame ant ugnies. Pakaitiname juos ir kai atsiranda lengvas kvapas, patariame kvėpuoti apie pusę minutės aromatinio dūmelio. Ir taip 2-3 kartus per dieną. Nesudėtinga, bet veikia labai gerai. Mes žinome, kad degina gintarą, taip, smilko gintarą ir jeigu mes ir į ausį pasmilkyto gintaro įleidžiame ir jeigu pakvėpuojame, yra puikiai pagalba ir va su svogūnų lukštais irgi galite padaryti. Ir galbūt net ir kvapas gal visai geras, gal net galima ir kokią padaryti smilkalą, net su svogūno lukštais. Kosint reiktų tokį receptą naudoti. Nuo 10 svogūnų galvučių surinktus lukštus užpilkite litrų vandens ir pavirkite uždarame inde, nukoškite. Ir gautą skystį gerti su medum po 150 gramų 3 kartus per dieną prieš valgį. Va, tai čia yra nuo kosulio. Ir dar nuo kosulio yra labai geras, turbūt žinote, obuolių žievelės. Jeigu obuolius valgote, pavyzdžiui, vyresni žmonės nusilupa ir žievelės visada džiovindavo. Ir tas obuolių žievelės įsisenėjusiam kosuliui arbata yra labai puikiai, net astmatikam. Ir tik tai obuolių žievelių arbata, ne pačių obuolių, o obuolių žievelių arbata. Ir va taip pat su svogūno lukštais. Bet galite sujungti su obuoliais. Dermatitui. Sakoma, kad dermatito apimtos odos niežulį likviduosite uždėję 10 minučių lukštų nuovirę sumirkyto bintą tamponą. Va tą patį, ką jūs išvirėte, reiškia arbatą, padarėte, suvilgote tamponą ir uždedate ant niežtinčios vietos. Galite plauti galvą, jeigu va šviesiaplaukis, labai gražų atspalvį turėsite. Labai gražų prieš saulę gelsvą atspalvį duoda. Ir nuo pleiskonių. Tai va, tai ne vien tik kiaušinį dažyti, matote svogūnų lukštai, kiek galite iš liaudės medicinos savo padėti receptų. Ir nuo venų skausmo įtrinti, jeigu degtinės ištrauka, o arbatą su imbieru ir citrina pagėrė, ir kraujospūdį pasigerinti, ir nuo kosulio, ir tikrai daug mes tų lukštų išmetame, aš manau. O dabar, kai žinosite, jau nebeišmesite. Va, ir čia tikriem vyram visokių receptų ir prie adenomų, ir prie pleiskanų, ir ypatingai prie grybelio. Bet jeigu yra ir grybuotos kojos, galite irgi taip pat daryti kompresus ir mirkinti kojas ir bus puikiai pagalba. Tai va, matot, kiek čia yra pagalbos toje gamtoje ir toliau suvalgykite šitą. Kaip jums atrodė šitas krienas? Nieko? Puikiai. Ir jeigu labai gerai turėti prie lovos nakčiai, kai sukalbat maldelę ir jau nebeinat nieko gerti, ir maldelę, kai kalbu, aš sučiupiu. Ir iš ryto iki ryto tas burno, žinot, toks labai švara laikosi. Labai. Kiek tokių gabaliukų kasdien? Ai, aš kaip užeina noras. Kitą dieną nori ir 10 sučiulpiu, kitą dieną ir nenori, visai nesučiulpi, žinokite. Nes būna va taip, kai aš daug važinėjau, daug kalbų, kartais balsas pradeda kirpti, tai aš turiu visą laiką kišenį, pačiulpiu, atsigauna, bet atrodo praėjo. O kitą kartą nereikia visai. Šaltų metu noris daugiau, vasarą visai nesinori. Labai skanu yra va tiek krieną džiovintą, va jeigu pasidarysite krieną džiovinto, su kavamalė padarykit miltukus. Ir tuos miltukus, va krieno, jūs sumaišykit su lydytų sviestu ir tepkite ant duonos. Tai nereikia man česnako. Aš, pavyzdžiui, parvažiuoju, jaučiu drebuliukas, ne, kaip kada. Arba iš kokio vandens išlipau, nesušilau gerai, lyg kažkoks tai ima drugys. Tai aš tada šito sumalto krieno miltukus sumaišau su avokadu, dabar anksčiau su lydytų sviestu, užsitepu ant ruginės duonos, biški druskytės ir kmynų arbatą. Dar auginto gulkiuko kokį prisikanti pasaka yra. Ir va koks yra sveikas maistas ir nėra to česnako kvapo. Ir jūs turite puikų antiseptiką, kai čia yra natūralus daržo penicilinas. Taip.
Tai dabar apie krieną jau tikrai auginsite krieną ir turėsite. Ir dabar noriu jums labai noriu prie sveikos mitybos. Jūs galite šitą pasidaryti jums ir Velykoms šitas patiekalas. Kaip sakote? A, ne. Va, čia pas mane yra stiklainyje sudaiginti linų sėmenys. Ar kada nors valgyti sudaigintus linų sėmenis? Labai rekomenduočiau neapdorotus linų sėmenis naudoti mūsų mityboje. Neapdorotus. Kadangi jūs esate tokių programų, kiekvienai sėkloje yra medžiagos kaulų ir nervų sistemai, o ypatingai linai, vitamino A ir akim, ne, natūralus čia atrodo, antioksidantas, surenka laisvuosius radikalus ir dar ko tik nepridaro. Lietuvos auksas yra linai. Čia yra per naktį, jie reiškia daiginti. Kaip juos daiginti? Reikia jums turėti, tik tai užtenka 1 šaukšto vienam žmogui sausų linų, nuplauti ir užpilti vandenį ir palikti per naktį, kad išbrinktų. Šitą tą vandenį nupilsiu biškį. Taip, dabar, kadangi jūsų čia yra daug, tai aš čia daug šaukštų, bet aš noriu pasakyti, 1 šaukštą sausų, kaip jūs brinkinsite, jūs gausite jau daug, jisai 3-4 kartus padaugės, kad jūs neprisibrinkintumėt visą stiklinę ir paskui vienas nesuvalgysite. Reiškia 1, jeigu tenai 3 esate, 3 šaukštai, nuplovėt, užpylėt vandeniu ir palikot iki ryto inde. Ir dabar pamatot, jau jie yra išbrinkę ir jeigu per stiklą padidinama žiūrėti, jau jie yra pasiruošę augimui. Kas atsitinka, kai sėkla gauna vandens? Sėkla prabunda. Jinai pilve jums nespėja prabusti. Ir mes negalime sėklų nemirkytų valgyti. Ir jeigu mes kalbam apie gydomąją gerą mitybą, naudingą mūsų sveikatai, mes turėtume sėklas ir riešutus valgyti išmirkytus. Tik mirkymas yra skirtingas, nes jų sėklos dydžiai yra skirtingi. Jeigu mes, pavyzdžiui, grikius mirkytume per visą naktį, jie nuskęstų ir jau jie būtų nesudygę. Jie mirkomi tik 15 minučių. Yra, vėlgi, žiūrint kokią sėklą. Ir jūs, kai pradėsite domėtis, tada jūs sužinosite ir laikus va tų sėklų mirkymo. Svarbiausia, kad jos neužmirkyti. Nes kodėl eina į laukus žiūrėti mūsų senoliai, ar neužmirko, ne? Jeigu užmirko, jie nebesudygo, jinai kas pasidaro? Supūva, pelėsis. Tai jokių būdų. Mes negalime, tada mes savo pakenksime, jeigu mes gersime apipelyjusią sėklą. Tai va, tai čia dabar tokį gersime jogurtą, nuostabų. Jį aš vadinu kisieliu, nes tai labai tinka kūčių vakarui labai, nes kadangi su spanguolėm darysime. Tai mes va supilame pusę litro, čia taip maždaug į blenderį. Va, mes dabar dėsime spanguolės, va, čia yra šaldytos, nuplautos, tiek pat, va, ir pilsiu vandens. Ir suplaksime ir mes turėsime kisielių. Nei virtą, nei apdorotą termiškai. Jeigu jūs turite namuose juodų serbentų, pavyzdžiui, šaldytų, braškių, tai jūs galite tuos linus išmirkytus per naktį padaigintus, su braškėm suplakti, galite su juodų serbentų suplakti. Tada kiek dedate tų sėklų, kiek reikia įpilti vandens nemažiau, net skaito 1:3, kad reikia įdėti. Ir va suplaksime, turim stiklinės ir mes to ir ragausime. Čia nedėjom jokio saldumo, jokio nieko. Ir čia kiekvieną rytą ligoninėse, ypatingai kurie turi virškinimą prastą žmonėm, aš nedėčiau jokių uogų, o tiesiog išmirkytus tuos linus suplakčiau. Be nieko, net be žalumynų jokio. Ir duočiau vat, po kokį 100 gramų suvalgyti, sutepti save iš vidaus. Linų sėklų šito pliekaus. Nes to dabar bus biškį kirsimas. Saldumo, reiškia, vaikam tai darau saldžiai, o dabar va, toks natūraliai. Ir jūs parvažiavę, jeigu dar nedarėte niekada, turite kažkokius tai mikserį, turite, vis tiek turite. Ir va taip, reiškia, išmirkytus linus, kadangi man teko būti ne vienam seminarė ir Kolino iš Amerikos, kur, žinote, Kembelo ir kitų, čia yra išgydomosios mitybos ir jie labai propaguoja va tokį atsigėrimą. Galite daryti energetinį, galite įdėti špinatų.
Galite įdėti obuolių, galite įdėti, tada turėsit žalį tokį energetinį. O dabar mes padarėme kisielių. Ir va čia toks va kisėlius tiesiog tinka prie daug ko ir nereikia jokio krakmolo. Tai dabar aš tada jums, gal čia biški per pirštas, dar biški praskiesiu, biški paprastinsiu. Ne, juokiuosi. Čia yra geras vanduo, šarminis vanduo, pH 8, matau, išvažiuojam. Taip, kad neužsižiūrėjau. Netiktų čia dėti bananų jokių būdų. Netik. Nes tada, žinote, jau čia būtų jau išmislas toks. O tu nedarėsi tokio kokteilius niekada? Ne, tokio ne. Ne, matai, paragausiu į sveikatą. Labai skanu. Natūraliai čia yra rūgštelė. Aš dabar supilsiu į stiklinį ir kas nors pasipilstysit, gerai? Čia nėra jokio saldumo dėta. Jūs natūraliai spanguolės ir linai. Va, imkite, čiupkite vas po stiklinaitę va, ir pilstykite. O paskui darysiu grikių pieną. Jo, jūs po trupučiuką mėgaukitės. Mes dėsim razinkas. Razinkas arba datulės. Tada jeigu norit vaikams saldumo, dedat razinkas ir datulės. Mėgaukitės vat spanguolį ir čia vat, tas matote toks vat. Nėra saldumo, čia specialiai nėra saldumo, nes čia kaip vaistas, suprantate. Ir jeigu jūs norėtumėte ryte, labai skanu yra su juodais serbentais. Aš nebeturėjau, jeigu aš būčiau turėjęs juodais serbentais, saldumo turi tokį, žinote. Ir tas spalva tokia graži. Bet jau su juodais serbentais kaip skanu, o jau su braškėm kaip skanu, su žemuogėm, aš nedėjau nieko. Ne, tai aš šaudau natūraliai, bet juose yra, kiek pačioj uogoj yra, žinote, saldumo. O čia vat yra spanguolės, čia jau grūnai. Gerai irgi, labai gerai. Nu jo, bet čia nediršiai gerai, man čia va toks glotnus pasidaro visai. Va, bet čia va šitokių linai, va jau šitokie, čia jau dabar yra sveikatai. Man tai skaniausiai yra su juodais serbentais. Mano tie dideli juodi serbentai, jie saldūs, tai įsivaizduojate. Aš visą žiemą su juodais serbentais. O spalva graži, tokia violetinė. Ir dabar, pavyzdžiui, jūs šito dabar, jeigu nesunaudojote, neišgėrėte ir nebenorite, jūs pasidarote skanių sausainių. Įsivaizduojate? Šitą tešlą, trupučiuką galite įdėti selenėlių, nu biškį patirštinti, ir imate silikoninės servetėlės ir papilate tos tešlos. Papilate tešlos plonai kai lėtinio ir džiovinate. Ir aš prisidžiovinu tokių lėtinių daugybės spalvų. Ir paskui juos, žinote, suvinioju, kai vakarus prisinioju. Tada aš prisidedu įvairių uogų ir mano krepšelį. Aš net į vestuvės taip važiuoju su savo vaišėm. Nesugeba jie padaryti tenai. Gaspadinės už 30 000 nieko nepadaro, nieko valgyti nežiausia. Nusivežė šalų. Vidai, būk geras, paskalok, padarysim grikių pieną. Kam? Čia paliksiu. Oi, aš visus tos tirščius sunaudoju, doniukus darau, džiuvisėlis. Galite orkaitį nustatyti 40 laipsnių. Mums svarbiausia iki 42 laipsnių, kad nežūtų enzimai. O kada jūs geriate šitą? Vietoj pusryčių? Vietoj pusryčių. Jo, ryte, pavyzdžiui, iš ryto nusiplovė liežuvį, anie įsiskalavai burną, tada išgėrė šilto vandens, apie 300 gramų, ir po to 300 gramų vandens, aš tenai citrinas, kaip noriu, ir po to aš kaip pareinu iš lauko, pasisportavus, geras stiklinė šito jogurto. Kitą kartą nori su žolelėm, labai skanu mėtą kokią įdėti, galit baziliką įdėti, nu kad visą laiką jums svarbu, kad čia būtų pagrindas išmirkyti, daiginti linai. Daiginta sėkla yra prabudus gyvenimui, vėlgi grįžtu, kodėl yra geriau mirkytas. Nes, reiškia, sėkla sausa, jinai miega ir laukia, kada bus pasėta į dirvą ir galės augti.
O mes kaip sausas valgome sėklą, mus net užrūkština, mūsų nesardina. Nes nėra jinai paruošta, fermentai neparuošti. Ir jeigu jūs riešutus valgytumėt vyresni išmirkytus, jums niekada skrandis nesustotų. Jūs galėtumėt suvalgyti savo riešutų mirkytų. Riešutai mirkomi yra 2 paras, jo reikia. Ir šitą vidai perplot, nes paskui bus čia grikiai. Ir dabar kitas labai geras gėrimas yra, pavyzdžiui, linų nenorite ir norite pieno. Tai šitą va darželiuose, jau mes įvedėm darželiuose privačiuose, duota vietoj karvės pieno. Augalinis pienas. Čia yra žali grikiai, nekepti. Ir jeigu jūs nusipirksite rudus grikius, keptus parduotuvėje, jūs ir per 50 metų jų nesudaiginsite, nes jau jie yra mirę. Kodėl jie yra mirę? Jie yra iškaitinti, jie yra išdeginti, jie yra aukštoj temperatūrai apdoroti. O yra va tokie šviesus grikiai, jie yra gyvi. Ir jeigu, va, sakau, va, pažiūrėtumėt per stiklą, matytumėt, jie yra vienos nakties jau sudygę grikiai. Vėlgi suaktyvėjo medžiagos visos, va matosi, kalasi gražiai gyvybė. Kur jos gaunama? Jie yra sveiko maisto skyreliuose, pasiduoda, va, žali grikiai. Šitie grikiai labai gerai įtakoja vyresniems žmonėms. Va čia yra papildas, natūralus. Čia yra beveik visa Mendelejevo lentelė. Yra darimi parduotuvės. Jo, irgi yra ir iki, va, kur yra sveiko maisto skyreliai. Diabetikams, turintiem blogą virškinimą, blogą sveikatą, ir jūsų akytėm labai puikiai pagalba, ir kraujotakai. Irgi beveik visa Mendelejevo lentelė. Kiek čia laiko mėgina? Vieną naktį, reiškia taip, 15 minučių pamirkot vandenį, grikius tai pasirašot ir raudonai užsibraukit. Mirkimas tik 15 minučių. Jeigu jūs mirkysit valandą, jum jie užgleivės nesudygs, nuskęsta. Labai reikia žiūrėti. Vat linus per naktį mirkėme, ne, kad jie pasileistų, nes jie yra gleivingi. O čia visai kita struktūra. 15 minučių pamirkime ir iškart turėkite kokį metalinį tokį, žinote, setuką. Ir aš tada pamirkau, paskui į tą setuką supilu, čia nereikia kokių specialių daigiklių. Svarbu, kad vėdintųsi ant bliudelio, mano tiesiog setukė yra. Ir vat iš ryto tada perplaunu, būtinai kiekvieną rytą reikia perplauti. Ką padaigintumėt sėklas. Bet jūs ten to sėtuko paliekat? Aš palikau jo, Dėlstus, be vandens? Be vandens. Aš pamirkiau bliūdę, ne, pamirkiau 15 minučių. Tada aš pilu iškart į sėtuką, vanduo nubėgo, sėtukė liko sėklos. Ir aš tada ant bliūdo padedu sėtuką, iki ryto sakau labanakti, žinai. Ir va, iš ryto žiūriu, oho, jau gyvybė yra. Tada sakau, išsimaudykime. Tada aš vėl į sėtuką išmaudau nuo tų visų, jeigu naktį kokią bakteriją užsiveisė. Ir tada viskas, pamatysit, koks yra geras skonis šito migdolų. Migdolų geriau pieną, tai už tai sakau, va 2 dienas migdolų pieną. Taip, tai dabar tuos va grikius. Ir reiškia 1:3. Jeigu jūs 1 stiklinę grikių išmirkytų turėsite, daigintų, tai pilate 3 stiklinės vandens. Visą laiką reikia apsiminti, kad 1:3 į blenderį kokteiliui. Tai va dabar čia reikia man 1,5 litro vandens, ne, nes aš 0,5 litro. Bet kadangi noriu, kad jums būtų skaniau šį kartą, saldžiau, kadangi jau gėrėm rūkščiai, tai aš čia išmirkytos yra razinos. Kiek mirkėt laiko? Ai, nedaug, čia man yra ekologiškos atvežtos iš Graikijos, žmogus atveža ten jų rinkai ruoštą. Tai aš ilgai nemirkiau, jų pusę valandos, kad man minkštos tik būtų, nes jas gali net neplautas valgyti šitas, nu. Tai va, galite dėti datulės. Jeigu jūs norite, galite, pavyzdžiui, ant 2 litrų 5-6 datulės mirkytas įdėti, jau ateina saldumas. Jums bus kokteilis kaip šokoladas. Jau kai vaikai krėpsi va šitaip kaip jie nori. Ar ilgai kai razina, jinai balta pasidarė? Nu tai žinai, žiūrint kokį ten dar, matai, yra rūšis labai. Yra va tamsios šviesios, yra čia va tokia, yra auksinė. Nu va, pripilsim jo. Reiškia, jeigu jūs nuplaunat gerai tas džiovintas razinas, o po to užpilat vandeniu mirkot, jau jūs galite panaudoti tą vandenį, jeigu gerai nuplovėte. Bet jeigu gerai nenuplovėte, tai žinai. Tai va, tai aš tada šitaip galite daryti riešutų pieną. Mes darome, pavyzdžiui, vakar aš pasidariau migdolų riešutų varškę, migdolų pieną, va lygiai taip pat. Reiškia, migdolų riešutus užmerkėte, užpilat pirmiausia tokiu gerai šiltų vandeniu ir tada palaikę pusę valandos nurengėt marškinukus, nuvalote, pasilieka baltyje ir tada užmerkiau, dar pamirkiau 12 valandų švariam vandenį.
Tada tuos migdolus, vieną stiklinę migdolų išmirkytų, dėjau, va kaip ir dabar tuos grikius, kaip matėt, užpyliau vandeniu, paspaudžiau mygtuką ir tenai 30-40 sekundžių suplakiau, gavau baltą pieną. Ir galvoju, ne, reikia ir varšką pasidaryti. Paėmiau surmaišį, per surmaišį perpiliau ir man tame surmaišį liko, tie riešutai. Tada aš turėjau varškę. Ir ta varškės skonis, kad būtų geresnis, įspaudžiau citrinos, biški druskos, biški pipiriuko ir aš tą varškę užsidėjau ant meškinio česnako. Dieve, gali mirdams valgyti. Ir šitą atsigausi. Dabar bus triukšmo biškė. Nėra, bet turiu. Čia labai tinka cinamono įdėti. Kodėl jie neturi? Ryte, ne, jie net ryte jau nebeturėjo, nes kažkas prašė. Cinamono, jo. Na gerai, bet cinamono gersim. Nes va namuose tai įdėti cinamono, labai gerai cinamonas, va tokį, žinai, tą grikius, kvapą užmuša. Dar biškai paplaksiu, nes tai glotnės. Tai va, tai čia yra jau maisto papildas, numeris 1. Ir, vat, gaila nebespėjau mamytės, vat, palepinti šituo, va, iškeliavom žinybėn prieš porą savaičių. Tai čia vat yra vyresnių žmonių, ligotų žmonių, toks vat grikių pienukas, tai yra pati geriausia statybinė medžiaga. Ir jeigu turite senolius, močiutės, senelius, kurie yra silpnos sveikatos, pavasarį jiems sunku atsigauti, tai nepagailėkite, nupirkite va tų grikių, jie nėra pigus, ir plakite ir duokite gerti va šitą pienelį. Ir ypatingai su razinom. Aš vanešiau mamą į ligoninę, kiek pabuvau, tai pasakas. Čia yra pasakas. Va. Ir dabar paprašau jūs irgi va. Ir yra tų podukų, va, ir dar švarių podukų. Ar tos pačius kaip užtarsite? Ir mes laikom tos pačius. Laikyti tos pačius. Va čia aš dabar daugiau gal priplakiau, pažiūrėsiu, kaip skonis į sveikatą. Kai vaikams sako, paruoškit burnytės. Va, ir reiškėsi, va. Kas yra? Taip, šitas saldesnis, šitas skanesnis. Jo, kaip su pienu. Ir čia ypatingai vaikam labai darželyje galėtų, va privačiuose jau yra darželiuose, kad neduoti karvės pieno. Ir čia nieko labai nereikia tom gaspadiniam vargti, ne? Jos išeidamos nuplovi tos grikius, reiškia 15 minučių pamirkė iki ryto, jie patys sudygo, atėjai į darbą, tik tai permaudė, perplovė ir suplakė vaikam. Tai čiagi labai nedaug darbo yra. Čia labai geras dalykas. Ką? Labai paprasta, bet kokia čia yra sveikata grikiuose šituose. Tai kokia jėga, čia kaip pasak, jo, čia vat kas supranta, tai taip. Va, žiūrėkit, tavo įskaitom. Ai, turi tavo, ne? O su kuotų pieną reikia šiaip tiesiog gerti, ar galima... Jį, žinokite, jį galite su uogom, jeigu norite, pavyzdžiui. Su bananų jau nebereiktų, nes bananas saldumas. Žinokite, bet jeigu vaikus įpratinti prie šito pieno, kad vaikus įpratinti, kad juos... Kad vaikus įpratinti, kad jis norėtų gerti, reikia saldžiai paduoti. Tai jūs datulę įdėkite, raziną, ateis saldumas. Čia su razinom aš padariau, jaučiasi razinos. Ir tada yra, o su datulėm dar kitas skonis. Pavyzdžiui, jūs galite su savo džiovintom, dar kitą skonį turėsite. Jūs galite kiekvieną kartą vis kitą pieną turėti. Va šitie kokteiliai turėtų atsirasti mūsų virtuvėje. Ir kurį laiką pagerkite. Pavyzdžiui, pasiskirkite vat savo, įsipareigokite, 2 savaitės gerite, pavyzdžiui, grikių pienelę, ne, save stiprinate. Einate ką lankyti, nešate suplakę, einate į svečius ir nešatės grikių plaktuvo, ne? Bet jie juk stovėti negali. Ne, tai jūs vat iš namų tai dienai, viskas tai dienai.
Ir už tai, vat visas yra keblumas, tai kad reikia pagalvoti, ką rytoj valgysiu. Pavyzdžiui, aš jau šiandien vakare jau sumerksiu daugybę sėklų, nes rytoj yra mokymas, majonezų gaminimas. Tai riešutus užmerksiu, grikius užmerksiu, sezamą užmerksiu. Taip pat galite sezamų pieną pasidaryti. Ir šitą dar pasakysiu vieną patobulintą receptą, šitą grikių su aguonu. Su aguonu, tai pasaka. Pasimirkote aguonas, taip pat vasėklų, ane, kokią pusę stiklinės. Užplikote, pasimirkote ir plakate kartu grikių su aguonu. Ir turite, aguonuose yra labai daug kalcio, stiprinamus, kalcio šaltinis aguonos. Mes mažai naudojam aguonų. Aguonas gerina ir peristaltiką. Ir jeigu yra neramus pilvukas, pavyzdžiui, virškinimas blogas vaikam pavalgius, aguonų pienelį sujungus su valerijonu gali būti puikus rezultatas. Va, ir mes tada, labai skanu buvo su aguonu šitas. Va. Aš kadangi mūsų sveikatos mokyklėlį šermukšnėlį, mes dabar va tokius visokius, čia jau vietoj sulčių duodame įvairius va tokius gėrimus. Ir pavyzdžiui, vakare duodi migdomąją stiklinę, grikius su aguonu. Ir eini mėgoti. O sezamą irgi neskatryjo, ne? Jo, irgi sezamas klampina kraują. Sezamas labai skanu yra su saulėgrąžom pamaišyti. Pavyzdžiui, galite pusę saulėgrąžų, pusę sezamų pamaišyti. Ir tada plakate su vandenu ir su uogyte. Ir pasidarot va tokiu kokteiliu. O laikyti irgi 15 minučių sezamą. Sezamą galima daugiau, čia tik grikė. Tik grikė, jo. Saulėgrąžas galima ir 4 valandas mirkome, po to daiginame. Tik tai jas daiginti reikia per naktį, 10-12 valandų saulėgrąžas, o jeigu jau daigini 2 paras, karčius pasidaro, nepaskanius, vat visa yra bėda. O jeigu tik pamirkai per naktį, tai čia... Irgi gerai, gerai. Yra visas tas mirkimas sėkloje esmė, kad atbudinam fermentus. Gavo vandens ir atbudau. Tai kaip ir mes, nebėra jėgų, atsigėriu vandens. Tai nulukštentos dyksta? Taip, dyksta išlukštentos. Puikiai. Va šiandien daiginsiu rydienai ir darysiu grietinę. Ir, pavyzdžiui, sriubą aš užsibalinu su saulėgrąžom daigintom, grietinė tokia. Įsivaizduoju? Moliūgos sėklos irgi nulukštentos dyksta. Taip, dyksta. Viskas, kas ekologiška dyksta, kas yra neperkaitinta, kaip ir, jeigu jūs grikį nupirksit juodą grikį, jų nesudyksit 50 metų. O koks jums tikslas kaitinti? Dezinfekuoja, kad nepultų parazitai ir jisai nebėra sumbas. Ir sunaikina visus taip, ir neįsimeta joks pelėsis, tada niekas. Ir kuo tamsesni grikiai, tuo daugiau jie yra kaitinti. Kaip ir, kuo daugiau kaitinam, tuo patamsėja, ne? Ir dėl to, reikia, jeigu jau pirksit, tai pirkit kaip mažiau rudesnius, kad bus, reiškia, mažesnė temperatūra. O moliūgo, pavyzdžiui, prie tų sėklų ne? Moliūgų irgi tiktų. Moliūgas trupučiuką, reiškia, būtų tada tik, tai jeigu 2 dalys saulėgrąžų, tai dedu 1 dalį moliūgo, nes jis tai tokį kartumą duoda. Bet pasidaryti padažą moliūgų sėklų, tai fantastika. Tiesiog sėklas suplakate, pamirkytas sėklas moliūgų, suplakate, pasidarote masę ir ją skaninate tada. Biški druskos, biški kokios dar spangolės sugalvokite, ar dar ką nors tiesiog kurkite. Tokių padažų čia gali 100 toj pat sukurti, tik tai reikia paskanauti, ko įdėti. Į vieną įdėsit baziliką, į kitą įdėsit mėtos lapelį, į kitą įdėsite garšvos lapelį. Garšva irgi labai gerą skonį duoda, labai. Į kitą krapą įdėsite. O į kitą įtarkuosite agurką. Jūs nepatikėsite, kokia skani varškė yra to migdolų riešutų, kaip aš sakiau, ne? Įtarkuotas raugintas agurkas. Įtarkavau raugintą agurką su tarkikė, į tą, kaip ir į varškę, ar ne, būtų įsitarkuoti. Įtarkuoju ir į diką, vėl turi kitą skonį. Tai kiek jūs galite prisidaryti skanumynų ir tokius sveikus skanumynus? Mes čia bijom, kad minulinio skustumėm, užsidegs mums raketa, kad tai alergijos. Tai jūsų akytėm ir jūsų sveikatai norėjau ir paliesti tas Velykas. Ir kad kaip daugiau prisidėsite prie to sveikesnio maisto. Ir per praktikos darbą jums yra trupučiukai aiškiau, kad ir tik tai porą gėrimų, bet yra aiškiau, kad jūs taip pasigamintumėte. Nes būna, kai kalbi, neaišku, kaip čia įpilti, kaip čia ką, o dabar jau aišku, kaip pačiupinėjote. Ir jūs tada darykite, kurkite ir būsite labai sveiki.
Aš dabar dar čia yra sumaltų kanapių, mes turime iš ūkininkų lietuvių, reiškia, dėžutė po 1 eurą, tokia dėžutė nemaža, ir čia yra, reiškia, sumaltos kanapės, jūs galite irgi praturtinti maistą, įberti visur, praturtinti maistą, arba kur aš dabar prisibėriau, į varškę turbūt tą riešutų pasidariau ir viskas. Biškai druskos labai skanu. Jo, su druska, bulvė, jeigu pavyzdžiui ir orkaitė, jau čia aš kai žemaitė, tai užaugau su kanapėm ir čia yra tos maistinės kanapės, nes kai pasakai kanapė, žmonės dažnai sako, o, narkotikas, o aš sakau, visas maistas yra narkotikas, nes žmonės pamato maistą ir viskas, pasidaro akis didelės, nes aš kaip esu 3 kartus Lietuvos sveiko maisto šeimininkė ir patikėkite, daugybė žmonių teko stalus ruošti, vaišinti ir būna parodai, paruoši stalą, gražiausia. Ir ateina žiūrovas. Ir jis nebemato gaspadinis, jis nebepaklausia, ar gali nuo to stalo pasiimti. Jis tiesiog, žinai, kaip tas narkotiko pavietas, ima ir tą ima, aš taip žiūriu. Sakau, labą dieną, ar jūs čia paklausėte, ar čia mes tik parodą, čia nevalgymas. Oi, atsiprašau. Sako, pamatai viską, žinai, susileidžia ir mandagiausias žmogus, didžiausios kultūros. Taip, kad aš sakau, maistas yra visas, tiesiog jisai pameti taisyklės. Tai labai linkiu nepamesti taisyklių, labai sunku įsilaikyti prie to maisto. Ir šiemet ypatinga bus sveiko maisto šventė, būtinai atvykite, Pažaislio vienuolyne, bus rugsėjo mėnesyje, 9 čia diena, pas mane užrašyta, Pažaislio vienuolyne ir bus tas sveiko maisto šventės tema, reiškia 26 rugsėjo, šeštadienis, prasidės mišiomis bažnyčioje, po to bus palaiminimas, pašventinimas visų valgių ir bus konkursė nemažai rugsėjo 26. Ir tema yra klebono gaspadinis valgis. O, čia geras. Ja. Nes jau visokių darėm tų temų. Ir kažkaip tai kaip vienuolynė, mes kadangi mūsų globos vienuolynas ir tenais jie laikosi tų papročių visų ir sako, reikia sakraliai. Tai jeigu turit kokią gaspadinę klebono ir dar nežino kokių receptų, tai būtinai išpeškite ir kažką pristatykite. Nes tai bus labai, ir bus labai gražios mišios ir labai gražioj vietoje, labai rugsėjo 26. 25 metai bus sveiko maisto šventėj. Ir esu atsakinga už tą renginį ir labai galvojame, ruošiamės ir tikimės, kad va taip sakraliai, ne taip, kad pirmas tas maisto šventės, atsimenu, vos ne aliuminiuose, vienkartiniuose indeliuose tas maistas, paskui jisai gražiau, delikačiau, subtiliau, o dabar jau užauginame iki švento maisto. Ir kaip mūsų valgydavo šventieji, o taip atsiminkite, kad stalas namuose kaip altorius, ant jo tik tai maistas turi būti, ne televizorius, ne telefonai, ne laikraščiai, o tai yra altorius. Stalas yra namų altorius. Nes prie stalo susėda visa šeima, prie jo daugiausiai būna, kad ta šeima susėdė tik prie stalas. Tai linkiu, kad jūsų stalas namuose valdytų jūsų altorius ir kad ant jo visada būtų maistas ir kad jūs būtumėt sveiki ir per Velykas kaip daugiau sveikesnio maisto. Ačiū.